Sveiki, aš esu Vytautė, esam Vilniaus Arkos bendruomeniai, medžio dirbtuvėse. Vilniaus Arkos bendruomenė turi 2 padalinius – gyvenimo namus, kur žmonės su intelekto negalia gyvena. Ir nuo ten ir prasidėjo nuo tų gyvenimo namų Arkos bendruomenė. Ir antras padalinys – čia yra medžio dirbtuvės. Tai čia žmonės su intelekto negalia kartu su darbuotojais, su savanoriais, su meistrais dirba ir gaminam įvairius gaminius iš medžio ir vedam edukacijas. Vilniaus Arkos bendruomeniai jau yra 20 su virš metų, 2004 įkurta ir prasidėjo nuo žmonių, kurie rūpėjo žmonės su intelekto negalia ir kurie susidraugavę buvo su jais ir matė, kad anuo metu ir ypač po to sovietmečio buvo labai daug tokio žmonių su negalia nušalinimo, nustumimo, jie nebuvo visuomenės dalis. O norėjosi tą atstatyti ir kartu būti, kartu gyventi ir grąžinti tuos žmonės su negalia į visuomenę. Ir atrado, kad Prancūzijoje yra Arkos bendruomenė. Važiavo tenai pamatyti, sužinoti. Iš tikrųjų, Arkos bendruomenė yra tarptautinė, yra įvairiose pasaulio šalyse, virš 150 bendruomenių. Ir tada pradėjo kurti Arkos bendruomenę čia Lietuvoje ir kvietė žmonės su negalia gyventi kartu. Vilniaus Arkoje mes labai remiamės savanoriais ir labai kviečiam savanorius. Ir kai kūrėsi, tai išvis ten pradžia buvo paremta savanorystė, nes nebuvo nei tos socialinės sistemos, kažkokio finansavimo. Tai ten viskas vyko savanoriai ir žmonės su intelekto negalia. Ir labiau mes dirbam su savanorių programomis. Tai su ta tarptautinė Erasmus+, kur solidarumo korpusas yra. Tai kiekvienais metais nuo padirbtuvių įsikūrimo atvažiuoja užsieniečiai, jauni žmonės ir savanoriauja čia 9 mėnesius iki metų, ta ilgalaikė savanorystė. Tai ir dar darbuojamės su prancūzų tokia programa French Civic, kur jie grinai Prancūzijoje, prancūzams, kad jie savanoriautų. Pas mus yra labai daug tokių vienos dienos savanorysčių, kai atvažiuoja įmonės ir kažką padeda ir mes darbuojamės kartu. Tai kai kurios įmonės jau yra tapę partneriais ir tokio netgi ilgalaikė savanorystė gaunasi, nes jie metai iš metų, pavasarį, rudenį, prieš Kalėdas, arba mes prašom pagalbos, arba jie patys skambina, sako, kaip čia jum gal padėt, gal kokią grupelę suformuot. Arba yra ir tokių, kurie kreipiasi, kad nori kažkur tai padėti tą savo vieną dieną darbdaviai, kurie dovanoja. Tai mes mielai priemam, esam gamtoj, tai čia visada yra veiklos. Ir toks gaunas labai smagus per tą savanorystę, tą talką tokią, smagus susitikimas, nes ir žmonės su negalia darbuojasi kartu ir tie žmonės, kurie atvažiuoja tą vieną dieną savanoriškai padėti ar langus valyti, ar nudažyti namą, ar daržą sukasti, ar tvorą padėti sutaisyti. Tai įvairių čia yra veiklų. Ir visi kartu mes grupelėmis pasiskirstom, darbuojamės ir gaunasi toks labai smagus pažinimas vienas kito ir toks susitikimas, kuris labai natūraliai vyksta ir pagalba vienas kitam ir panašiai. Tada ant laužo gaminam pietus, pietaujam visi, bendraujam, kai geras oras lauke arba viduje. Tai galvojant apie savanorius, mano manimu ir iš patirties mūsų, kai priimam tiek ilgalaikius, tiek trumpalaikius, yra labai svarbu pats priėmimas, pati ta pradžia ir aišku paskui palaikymas, ypač ilgalaikių savanorių, kad tas priėmimas jisai būtų ir kasdien ar kas mėnesį kažkoks dėmesys. Tai tas priėmimas, mes atsirenkam savanorį, būna kažkoks pokalbis ir stengiamės labai vaizdus susiskambinti, truputį parodyti aplinką ir kad mūsų žmonės su intelekto negalia irgi pamojuotų, pasisveikintų ir jie savanorių pamato ir tada jo laukia, jau
jų mintise yra, kad jis atvažiuos ir tas savanoris labiau apčiuopiamai gali pamatyti, pas ką jis atvažiuoja ir į kokią aplinką. Tai daug irgi papasakojame apie Lietuvą, apie šitą vietą, apie visokias subtilybės, kad čia šalta, kad mažai saulės, kad gamta, kad esam ne mieste, kad žmogus kuo labiau suprastų, kur jis atvažiuoja ir ką veiks, pavyzdžiui, kad čia su medžiu darbas, kad yra dulkių, kad jau taip pagalvotų ir pasiruoštų. Ir nusiteiktų. O kai savanoris atvažiuoja arba ateina jau pas mus, tai labai svarbu tas žmogus, koordinatorius ar tas kontaktinis žmogus, kad susipažįsta ir yra tas žmogus aiškus, kad jis yra ta atrama tam savanoriui. Tai yra mūsų ta tikslinė grupė ir pagrindinė savanorystė yra ir tikslas draugystė su intelekto negalią turinčiais žmonėm, pagalba jiem, padėti jiem būti savarankiškiam ir padėti kažką padaryti pačiam. Tai tą visą požiūrį pristatom ir kalbamės truputėlį, koks tas kiekvienas žmogus yra. Ir mes turim tokius aprašus irgi paruošę ir lietuviškai, ir angliškai, tokią trumpą informaciją apie kiekvieną mūsų narį, mūsų tą žmogų su intelekto negale. Kad savanoriui būtų aišku, kad kaip jis bendrauja, arba kas jam patinka, ar kas tikrai nepatinka, pavyzdžiui, kokie ten prisilietimai, arba vienas žmogus yra, jis labai mėgsta bendrauti, bet jam reikia truputį laiko. Ir jeigu net ir kiekvieną, jis jau mane, pavyzdžiui, pažįsta tikrai 20 metų, bet ryte jis ateina, aš sakau labas. Ir jam reikia laiko, kol jisai kažkaip subręsta, kad čia Vytautė ir čia jai reik labas. Ir kad tas savanoris neįsigastų, kad čia manęs nemėgsta, su manim nenori bendrauti, čia manęs pyksta. Bet tiesiog, kad tam vaikinui reikia laiko ir tiesiog palaukti su ta ranka arba ką nors nueiti veikti ir jisai pats paskui ateina, ogi labas. Jam reikėjo ilgiau laiko, kad jis pasisveikintų. Tai svarbu savanoriam papasakoti tokius dalykus, kažkokius bazinius, o paskui jau ir pats atradinėja savanoris, ryšį kūrė. Ir tada mes dar turim naujiem žmonėm tokius mokymus pusę dienos apie pačią arką, apie žmonės su intelekto negale, apie vertybės, kaip kurti tą ryšį. Tai visada rudenį, kai jau taip dažniausiai po vasaros susirenka ta savanorių komanda arba nauji darbuotojai irgi ateina ir jiem kartu darom tokius mokymus naujiem žmonėm. Savanoriai užsieniečiai dažniausiai būna jauni, jie ieško ir tos patirties ir kaip būti su grupe žmonių ir kaip atrasti bendrą kalbą su kitokiu. Atranda irgi kaip sunkumuose išbūti, nes čia Lietuvoje nelengva yra. Ir kažkaip dažniausiai tiem ilgalaikiam savanoriam, jeigu jie ateina rudenį, vis tiek pradžioj būna ta tokia euforija, čia nauja, įdomu, o paskui jau toks būna kalnelis žemyn, tokia duobė, kai jau pabuvo, jau čia tarsi viską žino, jau nuobodu, rutina. Ir čia Lietuvoje tai sutampa su žiema, sausiu, vasariu, kai šalta, kai tamsu. Ir tada ta tokia ir iš aplinkos duobė, ir viduj duobė. Ir tada tas sunkumas, tai jie tokio irgi kalbam, tada daugiau palaikymo stengiamės duoti tada savanoriam, ar pakviesti labiau į renginius, ar kartu į šventės kažkokias, ar kažkur nueiti tokio, kad panešėti per tą sunkumą. Tai savanoriai atranda, kaip išbūti tam sunkume. Ir per visą paskui procesą to palaikymo savanorio. Mes kviečiam, kad jeigu užsienietis, tai papasakotų apie savo šalį, kažkokį pristatymą padarytų, kad kažkokį valgį pagamintų. Arba jeigu žmogus lietuvis, irgi apie savo darbą, apie savo pomėgius. Visada kviečiam atnešti pas mus ir tą savo pasaulį, kad jis ne tik čia susitiktų, bet kad tie du pasauliai susitiktų ir atrastų kažkokį ryšį kartu. Svajonė apie Vilniaus arką, kad čia būtų žmonių su intelekto negale vieta,
jų namai, jų darbo vieta, jie čia būtų šeimininkai ir kad tai būtų atvira vieta priimanti įvairius žmonės ir idėjas, ir vėjus, ir gėles, ir pavasarį. Tiek. Yes, so I'm Oscar, I'm from Barcelona, and I'm gonna be here for 1 year doing some work, helping the people around here, and just in general doing the work of a volunteer. So I'm kind of just being there when I'm needed, trying to be like a positive figure to them, just bringing some positivity, and I feel like without using words, they can feel this energy coming from me and they can kind of relate. Because I can see how most of them are very opening up to me and they are greeting me in a much more friendly way now, even though we don't really speak to each other, just being there and just trying to have the same energy. Like, there's a lot of people working here, a lot more than I thought, and all of them are super cute, super nice, and just trying to help me. And when I'm bored, I just go to one of them and I say, is there anything I can do? And 99% of the time, they're gonna be like, yes, you have to do this, you have to do that. And just trying to, they have been very, very nice and very, very kind with me. And yeah, even though there's sometimes not as much work to do, they always find something for me to do so that I don't get bored and so that I can help and bring my skills here. So yeah, in general, I'm very content, I'm very happy about it. Like if you come here and there's nothing that you can do or there's nothing that you can help with, you're gonna be super lost. Like it's happened to other volunteers that I've met here, that they go to the workplace and the workers are like, I don't know what you can do, just walk around. I feel like the experience is not gonna be as positive and you're just gonna don't wanna go to work and you're gonna want to stay at home. Because at the end of the day, you're here trying to bring your own skills and your own will to do something. And if they cannot find work for you, or if there's anything you can do, like nothing you can do, well, it's not as positive. So I appreciate that the workers in the organizations try to be as clear and as intense about the work that they want from the volunteers.